labai bent jau protingas vaikas, nežinau, turbūt į mane jinai čia. Greičiausiai, nežinau, mamos grožį. Išvaizda tai tavo, bet nežinau daugiau kas tavo. Aš tai pasakyčiau, kad kai išgirstu Atienę, man čia kaip dukrytė, kadangi turiu 2 sūnus, tai man ta mergaitė tai yra kažkas wow, nuostabaus. Nu ir šiaip jinai, mūsų šeimoje jinai yra pagrandukė. Tai kaip bebūtų, jinai visada bus ta mažiausia, mylimiausia, labiausiai lepinama. Nu ir toks man mažas, mielas mano kukuliukas. Visagali amžinasis Dieve, Tu atsiuntei į pasaulį savo sūnų, kad sunaikintų mumyse piktosios dvasios galybę ir iš tamsybių išvaduotų žmonės nuvestų į Tavo nuostabią šviesos karalystę. Išvaduok dabar Atėnę Aurėją iš gimtosios nuodėmės pančių ir padaryk ją savo didybę šventovę, kad joje gyventų šventoji dvasia. Nuolankiai prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Atėnė Aurėja, te sustiprina tave mūsų išganytojas Jėzus Kristus, kurio vardu tave patepu išganimo aliejumi ir kuris gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Labiausiai tai Atėnė aš norėčiau tavęs neišlepinti, bet to kai bus, mes kaip tave Agutę labai mylim, gerbiam ir jaučiam tave, tai bus sunku. Aš tai noriu tiesiog, kad tu išliktum savimi, visą laiką žinotum, ko tu nori, visą laiką turėtum savo nuomonę, kad tau, nežinau, niekas nevadovautų, kad tu turėtum savo tvirtą žodį ir kad mokėtum visose situacijose rasti kažkokį sprendimą. Labai panašiai savo mamą, nes ir tavo mama buvo lygiai tokia pat ir smalsi, ir judri, ir linksma, ir nepakartojama, ir muzikali, ir šokli, ir dainuojanti, ir nežinau, ir norėčiau, kad netgi užaugus būtum tokia, kokia ir yra tavo mama, nes tavo mama yra pati geriausia. Atėnė tai pas mus tikras tėtis. Tėčio kopija tikrai, jeigu rastų kas nors jau mūsų mieste, tikrai jau žinotų, kieno tu esi. Tikrai tėčio kopija, tėčio mažoji princesė. Aš noriu palinkėti, kad tu užaugtum dorų žmogumi, paprastu. Ir kad mylėtum žmonės, kokie jie bebūtų. Kol tu maža, man atrodo, vis tiek tu mus visus myli. Vieną meilę savo, išdykaujam su tavim labai smagiai, man labai patinka. Aš irgi tampu vaikų, užsimirštu ir išbučiuoju ir tų bučinių niekad neužtenka ir atrodo, tai va, tikimės, kad tu greitai neužaugsi, mes tavimi pasidžiaugsim, nors kiti tėvai sako, oi, kad greičiau užaugtų, jau atsibodo čia maža, kiek rūpesčių, tik iš paskos lakstyk. Bet aišku, sunku, nieks nesako, bet mes vis tiek džiaugiamės bet kokiu atveju. Aš palinkėsiu, kad nebijotų gyventi, gerąja prasme, kad tiesiog nebijotų niekada išbandyti dalykų ir nebijotų pradėti dalykų ir juos greitai mesti, kad atrastų save, išmoktų gyvenime stovėti tvirtai ant kojų. Jeigu ką padėsim, o jeigu netyčia jau... Palaikysim, o jeigu netyčia, va taip atsitiktų, kad, nežinau, mūsų netyčia nebūtų šalia,
kad galėtų pati už save atsakyti Ir žinotų, kad turi užnugarį. Jo, visada. Ir kad ir padėsim ir finansiškai, ir morališkai, ir psichologiškai, ir dvasiškai. Tėvai neleis krikšto, tėvai leis. Jo, Pasibėdavot priimsim, pasiskūst, kokie tėvai negeri priimsim. priimsim. Nusibaus priimsim. Ir papasakot, kaip ir gerai, irgi priimsim. Saldainį papildomą duosim. Pinigų į kišenę, sakytume, tik Įdėsim. nesakyk mamai, kad Jo. tave irgi bus. 15 saldainį iš eilės valgyk. Tik mamai nesakyk. Taip, mažas paslaptėlis. Mes tave labai mylim, būk laiminga, Tokia kokia esi. tu esi labai 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 visų mylima, mes būsim šalia ir padėsim tau augti. Jo.